Sveiki, šiuo metu klausau Seną testamentą ir Išėjimo knygą. Viskas būna gerai visiems, manau, skaitytėm ar daugeliui skaitytojų ir klausytojų, kaip šiuo atveju aš, tol, kol mes klausom naratyvą, istoriją, kas vyko. Pavyzdžiui, Išėjimo knyga prasideda tuo, kad gimsta naujas karalius, faraonas Egipte, kuris nieko nežino apie tai, ką Juozapas padarė Egiptui ir kaip išgelbėjo jį nuo pražūties. Ir ką reiškia, kaip žydų tauta atkeliavo ir kokią naudą atnešė egiptiečiams. Viskas prasideda nuo to, kad faraonas nusprendžia išnaikinti žydų tautą ir tada tauta šaukėsi Dievo ir Dievas atsako, siųsdamas Mozę. Bet ten vyksta ženklai, kuriuos Dievas parodo per Mozę, faraonas nenori išleisti, 10 ženklų, galiausiai miršta pirmagimiai, kai faraonas sako, eikite tą dykumą, aukokit savo Dievui. Ir darykite tai, ką jūs su mane esat. Kol galiausiai faraonas supranta, kad viskas čia buvo tik tai pretekstas žydams pabėgti iš Egipto ir tada jis siunčia kariuomenę, pats bėga, vejasi tiksliau pasivyti žydus ir nori juos išnaikinti. Bet mes žinom istoriją, kad Raudonoji jūra prasiskiria, žydai praeina, egiptiečiai eidami tuo pačiu keliu pražūsta. Ir tada vyksta tokia neįtikėtina istorija, kuri mus priverčia nuobodžiauti, nes mes pradedam skaityti, kaip Dievas pasikviečia Mozę ant kalno ir duoda jam instrukcijas, įstatymą ir įdomias instrukcijas, kaip statyti šventyklą, iš kokių medžiagų, kokiomis priemonėmis, kaip konkrečiai su detalėmis, kaip turi būti padaryta šventykla, kaip turi būti padaryta sandoros skrynia, kokie žiedai, kokie ornamentai, kokio ilgio kartys, kokio dydžio išmatavimai, viskas suteikiama. Ir šį kartą šiandien klausydamas šitą istoriją, kuri kartais kelia iššūkių, nes tokia atrodo šiek tiek nuobodoka, man priminė tą labai svarbią mintį. Žiūrėkime, Dievas pasikviečia Mozę ant kalno, kad papasakotų, ką Mozė turi padaryti grįžęs į žemę, ką turi padaryti su savo tauta, ką jis Dievas ketina daryti su savo tauta. Tai reiškia statyti šventyklą. Paskui Sename testamente kalbama kaip šventykla pastatoma, kaip ta palapinė, paskui šventykla iš akmenų pastatoma. Bet vėliau pranašai pradeda interpretuoti ir aiškinti, kad Dievas iš tikrųjų daug labiau rūpinasi ne akmeninė šventykla, ne pastatų ir liturginėmis tvarkomis, bet veikiau rūpinasi tuo, ką Dievas nori padaryti žmonių širdyse. O Naujas testamentas labai atvirų tekstų kalba apie tai, kad mes esam šventosios dvasios šventykla, kad žmogaus širdis, kad žmogaus kūnas yra dvasios šventykla. Taigi Dievas aukštai ant kalno kalba Mozei per savo šventąjį raštą, per savo žodį, per apaštalus. Mums moko, ką jis nori gražaus ir gero padaryti mūsų širdyse, kaip jis nori iki sulelio pakeisti mūsų širdį, kaip jis nori išvalyti mūsų širdis nuo neteisingo mąstymo, motyvų, nuo stabmeldystės. Jis nori, kad vėl žmogaus širdis kaip pradžioje buvo sukurta, kad jin garbintų Dievą, kad Dievas būtų pirmoje vietoje, o visi kiti dalykai atsisoti savo hierarchinę vietą ir struktūrą. Apaštalas Paulius rašydamas savo laiškus, jisai kalba apie tai, kad kiekvienas iš mūsų turi mąstyti apie tai, kaip mes darbuojamės dėl Evangelijos, ką mes darom, iš kokių medžiagų mes statome. Sako, aš stengiuosi statyti iš aukso, iš vertingų dalykų, bet kiekvienas tegul žiūri, nes teismas atskleis, koks kieno darbas ir kas ko yra vertas. Taigi, labai neįtikėtina, šventas raštas mums jau nuo Seno testamento kalba apie tai užuominomis, tam tikromis mislėmis, apie tai, kad Dievas nori daryti tą savo darbą mūsų širdyse, nori perkeisti mūsų širdis, nori konstruoti kažką gražaus, kažką, kas nenatūralu, kažką tarsi iš šio pasaulio paimta, iš kažkokių tai taurių medžiagų, bet padaryti kažką kilnaus, gero, gražaus, kas atspindėtų jį, jo širdį, jo vertybės, atstovautų, būtų jo šventykla, kurią jis pripildytų savo šventų buvimu. Taigi, klausykim Dievo žodžio, nuo Seno testamento iki Naujojo, kaip Dievo instrukcijos, kaip Dievo plano, kaip Dievo projekto, ką jis nori gražaus padaryti mumyse ir mūsų širdyse. Neįtikėtina, gražu ir šlovinga. Būkit palaiminti visi.